Labiau pailsėjęs, kaip ketini vytis komandos draugus? Paprastai daug dirbdamas, vis tiek visi šiek tiek įgavo šiokią tokią formelę. Aišku, tai matėme, kad buvo tokia sunku. Dar tik tais, kaip pasakyti, nežaidėm krepšinį, bet manau greit prisivys, vis tiek netiek daug kiečiai jau sportavo. Ką žinau, daug dirbsim, stengsimės ir pasivysim. Nemažai rinktinėje naujokų, kokį įspūdį patį pirmąjį šiandien palieka jie? Sudėtinga pasakyti, nežinau, šiandien buvo 2 grupės ir tiesiog beveik nieko nemačiau. Iš tikrųjų dirbom individualiai kiekvienas, taip kad manau vakare galėčiau žymiai daugiau ką pasakyti, bet kas liečia kaip žmonės, manau, draugiški viskas, šnekėjom viskas liktai labai gerai. Bet rinktiniai, manau, tai visada būna, kad ir koks būtų žmogus, jis įeina į tą atmosferą ir įsilieja iš geros pusės. Ir dabar jūsų ranka yra su ledukais apdėta, kaip jūsų sveikata yra? Sveikata, kaip sakyti, visada gali būti geriau, bet yra šiaip gera, aš pasiruošęs dirbti, tai ledai yra šiek tiek, kad treniruotis. Atšaldyti labai pataikiau, tai atšaldyti reikia, užsidėgę. Kaip ilsėjotės, Robertai? Kaip ilsėjau? Aš žvejojau ir sportavau šiek tiek ir buvau išvykęs, bandžiau atlikti per tą trumpą laiką viską.